Sveiki žvejai! Sveiki bičiuliai! Šį kartą esame prie vieno iš daugelio Lietuvos vandens telkinių. Tiesą sakant, tai yra nedidelė užtvanka. Saulius jau yra buvęs ir žvejojęs taikią žuvį, o šiandien mūsų tikslas yra plėšrūnai. Ir galvodami apie tai, pasiėmėme šiandien su savimi mikromasalinius spiningus, mikromasalinius įrankius, mikromasalus. Ir galvojame, kad būtent pažinčiai su nežinomu vandens telkiniu, kai nėra aišku, kokia ten žuvis ir kiek jos daug gyvena, ir yra vienas iš universaliausių būdų, būtent mikromasalai, tam, kad sužvejoti ar tai ešerį, ar tai lydeką. Ir šiaip rekomenduojam pradėti galbūt net ir patį spiningavimo būdą būtent nuo gaudimo mikromasalais, nes tai tikrai suteikia daug emocijų, daug kibimų. Na ir renkamės įrankius. Ir apie viską, kaip surasti plėšrūną, kur jo ieškoti, kokius naudoti įrankius ir mikromasalus, pakalbėsime jau iš valties. Na va, žvejybą pradedam pažinti su šiuo vandens telkiniu. Kaip jau minėjau pradžioje, tai yra užtvanka. Tai reiškia, kad per vidurį jos kažkur tai praeina vaga. Na ir mūsų pirmasis tikslas, žiūrėk, kiek žuvies. Pirmasis tikslas, aš ir galvoju, žiūrėsim, ieškosim pagal echoloto parodymus mailiaus susibūrimo vietų ant vagos šlaitų. Ten inkaruosimės ir mėginsim pagauti pirmasis žuvis. Štai čia praplaukdamas, tik išplaukęs iš mūsų nusileidimo valties vietos, pastebėjau vieną tokį susibūrimą, galvoju, staptelsim, padarysime po keletą metimų. Taigi, pamėčius 5 minutės, jokio nesulaukėme rezultatų, nei vieno kibimo, nereikia užsistovėti, ypatingai nežinomuose telkiniuose. Jeigu būtų telkinys žinomas ir tikrai kažkada būtumėm sugaudę šitoje vietoje, tai verta gal ir būti ilgiau, iki 10-15 minučių pamėtyti. Jeigu nežinomas, 5 minutės ir į kitą tašką. Pirmasis gražuolis.
Suradom susitelkimą grinai pagal echolotų duomenis. Atsistojame, kur matėm jų pulkelis yra. Irgi visai gražus. Na štai, ant štai tokio oranžinio, 3 numerio rinciuko. Vienas iš patarimų, žvejojantiems su taip vadinamomis suvalgomomis gumomis, tai yra, reikia pajausti, kaip ešerys ją ragauja. Ir jeigu žvejojat su pintų valu arba su nanofil, kaip mes šiandien, jaučiasi labai puikiai į ranką, kad ešerys taip po truputėlį ragauja. Niekada nereikia ešerio kirsti. Užtenka visą laiką prasukti ritės rankenėlę šiek tiek greičiau ir jis visą laiką pats pasikerta. Na, o kaip minėjau, žvejojant su suvalgomomis gumomis, reikia šiek tiek duoti jam tą gumą į rytį ir jaučiasi, kad ešerys taip kramto, atpalaiduoja šiek tiek valą, guminukui leidi sklęsti laisvų kritimų. Ir per tą laiką, kol guminukas sklendžia žemyn, ešerys dažniausiai paima, įryja ir pasikerta be jokių problemų. Tai toks vienas mažytis praktinis pastebėjimas. Kreipkite dėmesį į echolotą, parodė pavaltim galybę žuvies. Iš tikrųjų niekur tada toli mesti nereikia. Užmetu iškart pavaltim ir leidžiu masalui nuskęsti ir traukiu. Tikrai suradome įspūdingą vietą, kur mūsų gilmatis rodo kiekį nerealų žuvies. Tikėkimės, kad paskui šitą taikę žuvį ir plėšrūnai sekioja. Vieta pati ta tinkamiausia ir jums rekomenduoju visiems, jeigu tik tais surandate tokį pulką žuvų, iš karto mesti inkarą ir kur taiki žuvis, ten tikrai bus ir plėšrūnų.
šiandien tokie pastebėjimai. Daugiau gal kibimų sulaukėme ant natūralios spalvos, tačiau didesni kur kas ešeriai kimba ant agresyvesnių spalvų. Oras toksai pakankamai kaitaliojasi, vėjas kaitaliojasi ir tik agresija dar šiek tiek išjudina didesniuosius. Žūklę pradėjome šiandien tikrindami vagošlaitus ir kaip matėte, tenai visai neblogai mums kibo ešeriai. Kaip visą laiką stebėjome echolotą, žiūrėjome, kur yra mailius ir pagal tai orientuodamiesi judėjome užtvanką žemyn iki pat betoninės sienos, kur jinai baigėsi. Tačiau šiek tiek vėliau pastebėjome, kad įprastose vietose ant vagos šlaitų mailiaus nebeliko, jisai kažkur išsilakstė, todėl persigrupavom šiek tiek ir patraukėme link tokių keletos liežuvių, kuriuos atradome plaukiodami užtvankoje. Ir būtent štai tokioje vietoje vėlgi pastebėjome šiek tiek mailiaus, sustojome ir vienas po kito. Atsiprašau, kad tave pertraukiu. Ir Saulius traukė dar vieną ešerį. Opa, bandau iškelt, patikrinsim finezos galimybės. Yra. Taigi Saulius ištraukė dar vieną ešerį. Taigi praktinis patarimas, kuris reziumuojasi iš visos mano kalbos, kad vėlgi niekada neverta užsiciklinti ties viena vieta ir tada visai neblogai galima ir pagauti. Dar toks pastebėjimas, kad tikrai labai daug šiandien kaitaliojama. Yra. Turiu. Ir kaitaliojame masalų nemažai. Ir galvakablių svorius nuo 2 gramų iki 7 net gramų. Ir toks vidurkis šiandien buvo, nes ešerys pakankamai neaktyvus. Apie 3,5, tai 5 gramai. Ir kaip matote, va dabar apsiniaukus toks gelsvai oranžinis guminukas duoda dar šiek tiek tokių rezultatų. Šiek tiek keičiasi oro sąlygos, kaip matot, teko apsirengti, nes praūžė lietus ir dar dabar lašnoja. Tačiau žuvis po truputį kimba. Abu su Sauliumi tikrai mėgstame žūklę mikromasalais, dažnai žvejojame šiuo būdu ne tik laidose, bet ir šiaip laisvalaikiu. Ir tikrai daug savo laidose kalbėjom, o žiūrėk, kiek daug žuvies pasirodė po valtim. Ir tikrai ir laidose esam nemažai kalbėję ir apie technikas įvairias, paieškas, masalus, galvakablius ir kitus dalykus susijusius su šia žūklė. Tačiau mažai kalbėdavom apie meškerykočius. Niekad nekalbėjom. Tiesą sakant, niekad apie juos ir nesam rimčiau užsiminę ir yra tekę ne kartą atsakinėti ir į Facebook mūsų profilio lankytojų klausimus, kuogi mes žvejojame. Tačiau kažkaip niekada nebuvo progos užsiminti per laidą. Ir iš tikrųjų, jeigu atkreipsi dėmesį, Sauliaus rankose yra mūsų senoji meškerė, Graphite Leader Fineza Corto. Iš tikrųjų nerealus meškerykotis skirtas ultralight žvejybai, skirtas būtent žvejybai mikromasalais ir juo gaudome jau kelinti metai. Tikriausiai pastebėjote jo baltą viršūnę, šmėsčiančią žvejyboje būtent su mikromasalais. Iš tikrųjų nerealus kotas ir visą laiką galvojame, kad jis ir yra etalonas būtent šio žūklės būdo. Tačiau štai prieš šią žūklę į mūsų rankas pateko dar vieno japonų gamintojo, būtent Tikt gamintojo meškerykotis linksmų pavadinimu Ice Cube. Ir panašu, kad japonai iš tikrųjų jaučia šiuolaikinį stilių, jaučia ritmą, kaip sakant, netgi išgraviravę yra Monster ženklą. Ir galiu pasakyti, kad žvejojant su šiuo meškerykočiu iš tikrųjų užplūsta nereali kažkokia energija, nes
Visų pirma, noriu atkreipti dėmesį į surinkimo meškerykočio kokybę. Na, iš tikrųjų nėra prie ko prisikabinti. Šiuo žūklės būdu žvejoju, pats jau neatsimenu kiek metų. Esu praleidęs per rankas visų Lenkų gamintojų meškerykočius skirtus būtent šiai žūkliai. Taipogi keletą aukštesnės klasės meškerykočių, tačiau tokio kaip šis nesu dar rankose turėjęs. Ir būtent mano šios dienos meškerykotis taipogi yra suikliuota viršūnė, kas yra būdinga daugeliui meškerykočių skirtų žūkliai mikromasalais, tačiau jis yra gerokai mažiau greitas negu, tarkim, Grafit Leaderis. Jisai linksta iš karto į parabolę, o pavyzdžiui, fineza linksta labiau tik tais viršūnė ir tik po to jinai perina visas darbas į patį blanką. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šita meškerė geriau vargina žuvį, geriau lenkiasi ir ne taip, pavyzdžiui, iškibus stambesnei žuvį, ypač ešerį, kuris mėgsta taip purtytis ir išmušti galvakablį iš nasrų, amortizuoja jinai iš karto daug minkščiau ir geriau. Na va, ir bešnekant užkibo dar vienas ešerys. Atkreipkite dėmesį į linkimą meškerės. Linksta jisai visas gražiai. Apgaudėme pažolinius plotus, vieną kitą pasisekė ištraukti, bet mums vis tiek kirba mintis patikrinti dar vagos šlaitą. Ten mūsų echolotas rodė kažkokius povandeninius kerus ir pasitarę su Emiliu nusprendėm paaukoti keletą galvakablių ir bandyti pravesti pro tą patį kerą. Ir gal išlįs kas nors įdomesnio. Šiandien laidą baigiame savo ir mūsų tokie pastebėjimai apie spalvas, būtent kurios vyrauja tvenkiniuose, bent jau šitam tvenkinyje, nes tvenkiniuose dažniausiai vanduo yra toksai tamsus drumstas. Taigi šiandien spalvos, kurios atnešė mums laimikių, buvo pakankamai agresyvios. Pradžiai tokios labiau į ryškumą. Emilis užsidėjo baltą ir buvau tikrai nustebęs, kad balta spalva ir šiek tiek turinti ir blizgučių, ir tiesiog balta spalva šiandien atnešė ne vieną ir ne du gražius laimikius. Taipogi ir ant natūralaus spalvinimo vienas kitas ešerys kabinėjasi. Bet toks pastebėjimas, kad agresyvesnės spalvos tvenkiniui labiau tinka. Ta ešerių poreikiai spalvų agresyvumui tikriausiai lėmė dar ir tai, kad susidūrėm šiandien su didelio orų permaina. Vakar buvo dar ganėtinai šilta,
o šiandien, kaip matote, sėdime pakankamai šiltai apsirengę. Lyjo, keitėsi slėgis, pūtė stiprus gūsingas vėjas ir galbūt tai ir lėmė, kad reikėjo neaktyvę žuvį šiandien daugiau paprovokuoti. Jeigu kalbėt apie formas, tai šiandien kažkodėl geriau sekėsi gaudyti su twisterio uodegytės turinčiais guminukais. Vėlgi, galbūt jie šiek tiek agresyviau veikia ešerių šoninę liniją. Ką dar galim pasakyti, tai iš tikrųjų šiandien įgyvendom savo pagrindinį tikslą, susipažinom su šiuo telkiniu, su jo plėšrūnais, juos įmanoma pagauti ir dar kartą įstikinome, kad gaudant su mikromasalais tai padaryti yra lengviausia. Tiesiog išplauki, kažkokį susidarai galvoje ir mintyse planą, patikrinti vieną ar kitą vietą ir vienoje arba kitoje vietoje randi tą žuvį. Tiesiog su mikromasalais tai padaryti, manau, yra lengviausia. Na, ir aš dar noriu priminti, kad mūsų bičiuliai Kotas organizuoja varžybas Norvegijoje, būtent stambių žuvų, tai yra otų gaudimo ir visus kviečiame registruotis į jas. Daugiau informacijos apie šias varžybas yra mūsų šiandien Kimba Facebooko profilyje. O mes šiandien su jumis atsisveikiname. Iki kito savaitgalio. Sudie! Iki.